Sveiki, taigi tęsime 3D Max pamokėlių seriją Ekrano valdymas ir objektų žymėjimas. Paleidžiant 3D Max programą pagal nutylėjimų programa atveriame su 4 peržiūros ekranais, tuo tarpu dirbant su 3D Max Design programa, pirmiausia atsidaro vienas peržiūros ekranas. Norint valdyti peržiūros ekranus yra bent 3 būdai, kaip tai padaryti, ir sparčiausias būdas, kuris man labai patinka, yra naudojimasis peržiūros skydelio mygtuku, kuris yra apatinėme dešiniajame ekrano krašte. Maximize Viewport Toggle. Jį nuspaudus pelytės kairiuoju klavišu persijungia ekrano režimai. Taip pat ekrano režimams yra labai greitas būdas reguliuoti, tai tiesiog klaviatūros rinkinys Alt plus W mygtukas. Aš šiuo trumpiniu dažniausiai ir naudojuosi. Kaip matome, yra 4 ekranai, tačiau vienu metu gali būti aktyvus tik tai vienas ekranas ir tas ekranas yra pažymėtas geltonuoju rėmeliu. Vaikščioti tarp ekranų labai paprasta, tiesiog reikia spustelėti pelytę ties norimo ekranu. Tačiau čia reikėtų įprasti naudoti ne kairį pelės mygtuką, o dešiniai. Kodėl taip pat panagrinėsime. Susikurkime paprasčiausią dėžutę naudodami Command skydelį esantį Box mygtuką. Paspauskime mygtuką kairiuoju pelės klavišu ir dabar perspektyvos lange ties tinklelio kraštu spustelėkime pelytę, neatleiskime, tempkime iki dešiniojo krašto, atleiskime pelytę, tempkime į viršų, vėl spauskime kairį mygtuką ir štai sukūrėme dėžutę. Kad nekurtume daugiau dėžučių, nes automatiškai mygtukas lieka aktyvus, mes spustelėkime dabar dešinį pelės mygtuką. Dėžutės mygtukas atsižymėja. Taigi pabandykime dabar iš naujo pažymėti perspektyvos ekraną. Užeikime ant kairiojo ekrano ir grįžkime į perspektyvą. Dabar spauskime kairį pelės mygtuką ties objektu. Pasižymė ne tik tai ekranas, bet ir pats objektas. Kartais tai yra pavojinga, kadangi mes galim net nepastebėti, jog pažymėjome objektą, netyčia nuspausti delete, ar netyčia mes objektą galime pastumti ir patys to net nematyti ir vėliau galbūt prarasti mums labai svarbu objektą ekrane, ypač kai jau bus visas interjeras, pilnas įvairiausių interjero detalių, mes visko tikrai galime nesužiūrėti. Todėl reikia įprasti naudoti dešinį pelės mygtuką. Štai dabar grįžkime į perspektyvą ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkime ties objektu. Pats objektas, kaip matote, nepasižymėjo. Taigi tai yra labai svarbu įprasti teisingai naudotis programa. Ekrano dydžius mes galime reguliuoti. Tiesiog reikia užeiti ties kraštinėmis ir sulaukti, kol pasikeis mygtukas. Taigi galime nutempti vertikaliai ekranus. Na, kadangi vyksta įrašas, mano ekranai šiek tiek kartais streikuoja, taip galime nuvesti į apačią. Arba sulaukę žymeklis ties viduriu pasikeičia į 4 krypčių rodiklę. Ir vienu metu mes galime reguliuoti visus 4 ekranus. Jeigu norime atstatyti į buvusį režimą, tiesiog reikia spustelėti dešinį pelės mygtuką ir spustelėti Reset Layout. Taigi ekranai grįžta į 4 ekrano poziciją. Mes ekranus galime dar labiau individualizuoti. To galime pasiekti reguliuodami taip vadinamus layoutus. Grįžkime ties jau mums žinomų mygtukų Maximize Viewport Toggle ir šįkart spustelėkime dešinį pelės mygtuką. Atsidaro Viewport Configurations dialogo langas, kuriame mums svarbi yra layout kortelė. Jeigu jinai nėra pas jūs aktyvi, reikia tiesiog spustelėti ties layout užrašu. Ir čia, kaip matome, jau yra 14 numatytų parinkčių, kurių kiekvieną galime pasirinkti. Šiaip daugiausia mes naudosimės 2 ekranų režimą, kai dirbsime su kameromis. Tačiau dabar palikime 4 ekranų režimą ir labai svarbu nusistatyti, kad čia būtų kaip ir braižyboje įprastas vaizdas. Pirmiausia, kairėje pusėje viršuje front, po apačia top, dešinėje pusėje viršuje left ir apačioje perspective. Taigi mums šitas parinktis tinka, spaudžiame OK. Ta pati Configure Viewport dialogo langą mes galime iškviesti naudodamiesi laužtiniais skliaustais kiekvieno ekrano kairiajame viršutinėme kampe. Pasirinkus Configure atsidaro ta pati lentelė. Taip pat galime View meniu pasirinkti Viewport Configuration ir vėl iškviesime tą pačią lentelę. Kokie vaizdai bus rodomi per peržiūros ekranus, mes galime taip pat reguliuoti nebūtinai per layout parinkti, tačiau kiekvieną ekraną atskirai. Greičiausias būdas yra klaviatūros mygtukai.
Spustelėkime raidelę F ir ekrane pasirodo vaizdas iš priekio. Spustelėkime raidelę L ir ekrane pasirodo vaizdas iš kairės. Jei paspausime T, Top View, pasirodo vaizdas iš viršaus, B, Bottom View, vaizdas iš apačios. Deja, dešiniajam vaizdui vienos raidelės nėra. Jeigu spausime R, niekas nepasikeis. Tačiau šį režimą galime lengvai įjungti spustelėjus mygtuką V ir tuomet R. Įsijungia vaizdas iš dešinės. Kaip jau pastebėjote, spustelėjus klaviatūroje mygtuką V atsidaro Viewports parinktis ir čia galime pasirinkti bet kurį vaizdą. Front iš priekio, back iš užpakalio, top iš viršaus, bottom iš apačios, left iš kairės, right iš dešinės, perspektyvos vaizdą, izometrijos ir kameros vaizdą. Dar vienas būdas vaizdams valdyti yra spustelėti šalia pliusuko ženklo kiekvieno ekrano viršutiniame kairiajame kampe esantį užrašą ir pasirinkti kitokį atvaizdavimą. Perspective, Photographic, Top ir taip toliau. Ir galiausiai kitas būdas yra per meniu juostą pasirenkant View Set Active Viewport. Grįžkime prie perspektyvos. Dabar padigrinėkime pačių objektų vaizdavimą. Objektus galima matyti kiaurus, wireframe ir greičiausias būdas yra tai padaryti klaviatūroje nuspaudus F3 mygtuką. Štai matote, dėžutę matome kiaurai visus jos kontūrus. Dar kartą paspaudus F3 mygtuką grįžtama į režimą, kuris angliškai vadinasi Smooth plus Highlights plus Edged Faces. Taigi užrašą matome ir lūždiniuose skliaustuose ekrano viršuje. Kitas mygtukas peržiūrai yra F4. Kaip matote, rodomas vaizdas spalvotas ir pilnas, tačiau nepabrėžiamos kraštinės. Ta patį galima padaryti ir pasinaudodami viršuje kairėje kiekvieno ekrano lango esančiais trečiaisiais lūžtiniais skliaustais. Išskleidus ant užrašo pamatysime tos pačius parametrus, tačiau čia dar yra ir kelios kitos parinktis. Tai yra Flat. Jeigu pastebėsime, Flat nebeišskiria skirtingomis spalvomis kiekvienos plokštumos, o jas visas rodo vienodas. Taip pat galima rodyti Flat be pabrėžtų kraštinių. Tai apskritai kontūrai tarsi susilieja. Yra Hidden Line režimas, tai matote panašu į wireframe, tačiau viskas rodoma pilkai ir nepersimato vidinės kraštinės. Taigi grįžkime prie Smooth Highlights ir geriausia dar pridėti Edged Faces. Tai tiek šioje pamokoje.